Sveiki visi prisijungę prie jogos erdvės. Aš Vilma, čia Rojus ir šiandienos praktika bus skirta pagilinti mūsų miegą. Taigi užtemdykite langus, išjunkite šviesą, užpūskite žvakes, išsitieskite kilimėlį, o jeigu norite šią praktiką atlikti lovoje su pižama, nuostabu. Šiandien pradėsime vaiko pozoje. Praplėskite kelius plačiai, suglauskite didžiuosius kojų pirštus, lėtai neskubėdami sėskitės ant kulnų, padėkite dilbius ant žemės ar ant lovos ir leiskite savo kūnui visiškai atsipalaiduoti. Prispauskite kaktą. Giliai įkvėpkite ir su įkvėpimu ištirpkite. Tegul kūnas visiškai atsipalaiduoja. Nelaikykite nė vieno raumens, nė vienos kūno dalies. Tegul kūnas susilieja su žeme. Galbūt kiekvienas iškvėpimas galėtų būti šiek tiek gilesnis nei įkvėpimas. Tai paskatinantis dar didesnį kūno ir proto atsipalaidavimą. Ir kad ir kur būtumėte, ar lovoje, ar ant žemės, kviečiu ramiai pasukinėti kaktą į vieną pusę, į kitą. Galbūt su rankom paeiti į kairę pusę, neskubant, pratempti visą dešinę pusę, tingiai judėkime į dešinę. Padėkite kaktą, leiskite visiškai savo atsipalaiduoti. Įkvepiam ir sugrįžtam į centrą. Pėdinam delnais arčiau kūno, pasikeliam, galit likti užsimerkę, pasukite savo kojas į vieną pusę ir lėtai ištieskite jas priešais save. Laikykite kelius sulenktus, gausiai sulenkite, galbūt kojas suglauskite vieną į kitą. Prasirąžykite, pakelkite rankas į viršų ir gulamės ant kojų, apkabinkite jas savo delnais, padėkite kaktą ant savo rankų, tarsi ant pagalvės. Leiskite savo ramiai kvėpuoti. Išjunkite visas mintis, klausykitės, kaip lėtai plaka jūsų širdis. Koks ramus jūsų kvėpavimas. Visiškai nuraminkite savo protą. Leiskite kūnui giliai nusiraminti.
Atpalaiduokite visus raumenis. Nuleiskite pečius. Pajuskite, kaip ilsisi akis. Atpalaiduokit žandikaulį. Nuskenuokit savo nugarą. Siunčiam meilės ir ramybės visam savo kūnui. Ir neskubėdami, užmerktomis akimis, lėtai pakeliam savo galvą, nuėmam rankas nuo kojų. Jeigu reikia, galite atsimerkti ir pasižiūrėti, kur tiksliai esate. Gulsimės ant kilimėlio arba galbūt išsitiesite lovoje. Ištieskite pradžiai savo kojas, pakelkite rankas virš galvos, pasirąžykite. Aš jaučiu rojaus švelnumą. Siųskite savo gerą energiją prieš miegą. Lai kairė koja lieka ištiesta, prispauskite ir apkabinkite dešinę prie krūtinės. Lėtai, su meile ir kontrole. Galbūt įkvėpkite trumpiau ir iškvėpkite šiek tiek ilgiau, šitaip nuramindami visiškai savo nervų sistemą. Ištiesiam dešinę koją ir sulenkiam kairę per kelį, prispaudžiam prie pilvo, prie krūtinės. Lengvai prasitempiam. Pečiai padėti ant žemės. Veidas atpalaiduotas. Galbūt suvilgykite lūpas, kad atsipalaiduotų žandikaulis. Įkvepiam ir su iškvėpimu ištieskite kairę koją. Sulenkite abi kojas per kelius. Prispauskit prie krūtinės, tegul pasikelia sėdmenys lig dangaus ir atitraukite kelius. Prispauskite ir atitraukite, lai šis mažas judesiukas atpalaiduoja jūsų nugarą. Siunčia ramybę ir pasiruošimą ilsėjimuisi. Padėkite pėdas ant žemės, ištieskite kojas į šavasaną. Pakelkite delnus žiūrėti į dangų ir visiškai atsipalaiduokite. Leiskite savo kūnui gulėti pataluose minkštai, šiltai, būti apgaubtam plunksno ir jaukumo. Ir nors ši praktika jau baigėsi, aš kviečiu jūs niekur neskubėti, tiesiog likite ten, kur esate ir leiskite savo kūnui
giliai nugrimzti į miegą. Nuo mano širdis jūsų širdžiai. Saldžių sapnų.